Ankstesnėse bekelės serviso dalyse autofanų rankose Lincolnas navigatorius auga kaip ant mielių. Sumontuoti Mercedes Unimog tiltai, ratai, atstatytas sudaužytas priekis, perdarytos aušinimo, vairo sistemos, atrestauruota daugybė reikalingų detalių. Žodžiu, apie tai, kas nuveikta, galima kalbėti ilgai ir nuobodžiai. Šiandien darbai tęsiasi. Taigi šiandien su Algirdu jau imamės priekinės gervės. Na, kaip jie atrodė, Algirdai, pradžioje? Tai buvo baisus, tepaluotas geležies gabalas, kuris, na, iš tikrųjų, gal tik mums, tau, man ir tam žmogui, kuris pardavė mums tą daiktą, atrodė kaip naudingas, reikalingas daiktas, kainuojantis tam tikrus atitinkamus pinigus. O dabar jau mes iš tos gervės bandysime padaryti kažką taip panašaus į visureigį. Veikiantį mechanizmą. Į visureigio dalį. Taip. Neatsiejama dalį. Na ir be abejo, jei jums teko matyti, kaip ta gervė atrodė pradžioje, tai dabar vaizdelis, kurį išvysite, yra visiškai kitoks. Na ir palyginimui štai keletas kadrų. Gervę šiuo metu dėti galbūt yra ir dar per anksti, kadangi net nėra mechanizmo, kuris ją suks, kadangi tai yra mechaninė gervė. Tačiau mes esame priversti tai daryti, kadangi automobiliai netrukus turime išvežti į Kauną į tuningo firmą Azagis Tuning, kadangi, na, tos plastikus priekį visą grosą, stiklo pluoštą mes tikrai nesame pajėgus. Ten jau reikia dirbti kaip su moterimi, reikia glostyti, reikia pritaikyti kiekvieną siūlelę ir būtent gervė priekyje jau reikalinga tam, kad tuningo meistrai žinotų, kas kur yra, kadangi gervė jau stovės ten, kur turi būti ir aplink gražiai padaryti įvairiausias radiatorius, plateles, žibintus ir taip toliau. O dabar laikas nelaukia, reikia tęsti darbus, gervė dar nenudažyta, bet jau jinai perinkta, sutepta, patikrinti guoliai, patikrinti tie vadinami salnikai. Riebokšliai. Tai yra riebokšliai, taip, gražesnis lietuviškas žodis. Na ir dabar jau jinai veikia tikrai gerai, ją tik įpilsime tepaliuką, po to, kad viską sudėsime. Taip bus. Ir bus rimtas aparatas, kuris traus, maždaug 10 tonų. Įrenginys. 10 tonų. Įrenginys. Ir šitą džipą galima bus perplėsti per pusę. Taip. Gerai, gana šnekėt, keliaujame. Gervė tikrai nelengva. Ją pasikeliame garažiniu kranu ir pakartotinai nudažome. Algirdas yra priverstas nupjauti gervės rėmo galus, nes jis per ilgas. Juos perkeliame ir pervirname į kitas vietas. Rėmą montuojame ant gervės ir tik tuomet galime taikyti ją į vietą. Geometriškai, laikantis automobilio rėmo matmenų, atitaikome tikrąją mechanizmo vietą. Belieka išgręžti skyles ir varžtais prisukti gervę su visu rėmu. Toks darbas nelengvas, tačiau ateityje labai palengvins aptarnavimą. Tai reiks atsukti gervės rėmo varžtus ir ją reikalui esant bus galima išimti be didesnio vargo. Štai, montuojame gervę ant originalaus jos buvusio kronšteino gal pavadinti, šiaip tai rėmas. Ir tiesiog naudojame tą patį, nes daryti kitą yra beprasmiška, nes šis buvo ant kažkokio sunkvežimio, galbūt G66 ar galbūt Silo ir atlaikė to sunkvežimio masę, kuris galėjo sverti 10 tonų ir daugiau galėjo sverti ir ištraukdavo iš visokių padėčių, iš purvyno, iš duobių. Na, tikiuosi, kad mūsų šie automobiliai tikrai ištrauks ir atlaikys šie rėmai. Todėl nenorime rizikuoti savų rėmų kažkokių tai nekuriame. O naudojame tos, kurios sukūrė rusų inžinieriai. Manau, kad taip pasiteisins. Look under the rocks and plants and take turns at the fancy ants. Then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Gali atrodyti, kad mes priviliname rėmą tiesiai prie automobilio šasį, prie automobilio rėmo, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Tiesiog mes patrumpinome per ilgą buvusį originalų
rėmą, kronšteiną ir dabar aš jį prisikabinu, susivirinu ten, kur jisai turėtų būti, po to vėl išimteks visą gervę ir suvirinti pilnai, sustiprinti, kad, traukiant, kad ir didžiausiai jėga jisai neištrūktų, nes galbūt didesnės bėdos nėra, kaip bekelėje užklimpus ir ištrūksta kokia nors detalė, tada tuos meistras, kurie tai darė, žinoma, keikia taip, kad jie Norisi stipriai atidubasinti. Ja, kad tie meistrai gali žaksi 2 paras. Aš tikiuosi, kad taip neįvyks. Arba ilgai negyvena tokie meistrai. Arba jie ilgai negyvena, arba ilgai neremontuoja ir nedaro. Tikiuosi, kad mes padarysime taip, kad nereikės kentėti, bent jau dėl šito. Prisukus galinę gervės rėmo dalį susidūrėme su nedidelė problema. Automobilio rėmas per trumpas tam, jo galėtume prisukti priekinę dalį. Mums tai pažįstamas etapas. Teks prailginti automobilio rėmą prisukamom metalo detalėm, kurias to jau pat ir pasigaminame. Prie jų priviriname 2 auseles, juose gręžiame skyles, kurios sutaps su gervės rėmu ir tai bus paskutinis tvirtinimo etapas. Šiam automobiliui gervė nebuvo niekada numatyta, kadangi, kaip jau kalbėjome anksčiau, amerikiečiai niekada nevažiuoja netgi nuo asfalto, nekalbant apie gilę bekelę, kur gali būti reikalinga gervė. Taigi, rėmas automobilio originalus buvo per trumpas, todėl teko truputėlį prailginti rėmą, padarant tam tikrą laikiklį, prailginant prie laikiklio viską. Čia dar dėsis susistiprins dar truputėlį čia konstrukciškai šios vietos ir dar dėsis šitos vadinamos gervės lūpos kreipiantieji tokie velenėliai, kurie nukreipia, kad jeigu trosas traukiantis iš vieno šono, iš kito šono, kad gultų teisingai ant veleno gervės, tai štai tokie tos vadinamos gervės lūpos bus uždėtos. Taigi dar čia joms irgi yra tam tikra vieta palikta. Tad gervė jau savo vietoje. Be abejo, ją dar teks išimti, sustiprinti konstrukciją bei sumontuoti troso visureigininkų vadinamas lūpas. Prie šių darbų mes dar sugrįšime, tačiau mūsų tikslas pasiektas. Tam, kad automobilių dailinimo vadinamojo tuningo meistrai galėtų imtis priekio, iš mūsų pusės padaryta viskas.